pirmą kartą pabando, pajaučia komandinį darbą, pajaučia azartą, o tada jau reikia atvirkščiai ne agituoti ir motyvuoti, o reikia stabdyti, nes jie ant tiek įsibėgėja, sakė, dar nori mums papildomų treniruočių ir ten toliau. Propaguojam sveiką gyvenimą būdų, propaguojam sportą, tokia, kad būtų jaučiasi komandinė dvasia, kad jaustųsi. Tai pas mus nepardavinėjimas alus renginio metu, tai viskas, kas turi su sportu ir su vandens pramogom. Kiekviena komanda turi savo šūkį, turi savo kažkokią aprangą, stengiasi dėl internetą, dalinasi. Ir net tie, tos komandos, kurios pralaimėjo jau, iškrito iš pirmą raundą, jie vis tiek su savo komanda dabar būna, jie toliau džiaugiasi tą kompaniją ir renginio ir palaiko kitos komandos. 1, 2, 3. Zarasai jėga! Ginti, saugoti, padėti! Mes energijos valdovai pasiruošę karštai kovai! Kas nežino, sužinos, Visaginas ant bangos! Žvilgsnių apdovanoja, rūpesčiai nusišypsoja, skausmą kaip ranka nuims, draugiškas jos bučinys. Branduoliniai pasieniečiai, Turim savo kūrą! jeigu mus nesustabdysi, Mes pasieksim jūrą! Grožis išgelbės pasaulį, Herojai viltis greita kaip žuvis! Informuojame iš anksto, mes piratai sieksim balso! mes galingos Amazonės imam irklą į rankas ir keliaujam per bangas. Vikingai jėga, nugalėsim visada! Aš manau, kad tai unikalus renginys. Lietuvoje turbūt tokių nėra analogiškų renginių. Tai iš tikrųjų sveikatinimo, tikras sveikatinimo renginys, kuriame dalyvauja ir mažas, ir senas, dalyvauja šeimos, panaudojant gamtą, panaudojant vandenį ir išnaudojant parką ir šitas galimybės. Tai yra tikrai geras pavyzdys visiems. Iš ties tai yra trauka, sveika gyvensena ir mes už Visaginą ir Zarasus. Ir labai džiaugiamės ir manom, kad tai turės tęstinumą ir kitais metais bus dar daugiau komandų iš kitų pasaulio valstybių, iš ES. Pramoga, nuotykis ir džiaugsmas padalyvauti tokiai šventei. Čia galbūt daugiau ir laisvalaikio praleidimas, subūrimas, daugiau galbūt treniravimasis komandinio darbo, prasme, visi kolektyvinio darbo. Būtinai reikia dalyvauti, būtinai. Tai toks adrenalinas, tokie jausmai, kad nepakartojam. Įspūdingai. Pernai su vyrais dalyvavom kartu, o šiemet nusprendėm savo komandą atskirus surengti. Gaurėtų, kad trečias kartas bus kitais metais. Matot, kad drakonų sportas gali pritraukti daug žmonių. Tada valty sėdi 20 sportininkų ir jie kartu irkluoja, turi treniruotės. Susilipdo kolektyvas gražus, iš kurio, sakysim, galima turėti gerą laiką gamtoje su drakonų laivai. Dažnai visi galvoja, kad tai yra sporto šaka, tai galbūt yra daugiau bendravimo, komandinio bendravimo, susikalbėjimo sporto šaka. Matot, šita sporto šaka yra, jeigu jie plėtosi profesionaliai, tai gali dalyvauti pasaulio čempionatuose, o jeigu ją galima pritaikyti miesto gyventojams, žmonėms, tai matome, kad tai puikiai priemonė sulipdyti kolektyvą, bendrauti, praleisti aktyviai laisvalaikį ir turėti gerą laiką gamtoje. Pasaka, kaip pirmą kartą gimęs. Antrą kartą gimęs, ne pirmą kartą gimęs. Įdomus dalykas, žiauriai įdomus. Labai taškosi visi, bet iš tikrųjų tai labai fainai. O ką patartum tiem, kurie dar niekad nėra bandę? Tai aš kadangi pirmą kartą, tai iš tikrųjų beveik nieko čia nereikia mokėti, tiesiog pasiemi. Viskas labai paprasta. Gerai, puikiai. Patiko? Patiko. Šiaip gerai, bet susnenau. O kogi? Nes pralaimėjau. Gaila būt antriem. Nieko, dar kartą pabandysim. Laimėsim šiandien. Sakiau, kad laimėjau. Sakiau. Antrą vietą, bet. Iš dviejų. Vis tiek laimėjusiu, kada nors. Širdis visą laiką laim stipriausi, tai mes. Svarbiausia tikėti. Žodžiu, pirmas kartas blinas prisvylo, bet mes dar kartą pabandysim. Svarbiausia dalyvauti. Turim. O medalį tai čia, ta prasme, niekis visiškai. Svarbiausia širdį mes laimėjom. Nieko tokio.
visiems pasitaiko. Nieko, mes gerasi tiesiog. Nesai, kad aš nelabai norėjau, aš norėjau. Gerai, jūs užėmė pirmą vietą. Kepurę pavedžiu, o ir... Čia buvo pažadas vaikams, jie pirmą vietą paėmė. Jie mes manį lankė.